Gaminsime kiaulienos ir jautienos kukulius su grybų padažu ir bulvių koše. Nuluptus svogūnus supjaustome mažais kubeliais ir sumaišome su visais anksčiau surašytais produktais. Gerai išmaišome, pridedame druskos ir pipirų. Sumaišius, iš gautos masės sukame maždaug 2-4 cm skersmens kukulius. Galite daryti ir didesnius. Keptuvėje išlydome sviestą ir aliejų. Tuomet dedame mėsos kukulius ir juos apskrudiname. Dabar grybų padažas. Į šaltą vandenį sudedame džiovintus baravykus ir mirkome juos pusvalandį, kol suminkštės. Tuo metu supjaustome svogūną kubeliais ir apkepiname kubelius ant sviesto kartu su čiobreliu. Dedame druską ir pipirus pagal skonį. Išmirkusius grybus nusausiname, šiek tiek pasmulkiname ir taip pat sudedame į keptuvę. Vėl pakepiname ir užpilame grietinėle. Verdame padažą tol, kol pradės tirštėti. Apkeptus kukulius sudedame į padažą ir viską kartu troškiname. Taip padažas įgaus mėsos skonio ir kukuliai bus minkštesni. Prie kukulių mums reikės bulvių košės. Nuluptas bulves supjaustome mažesniais gabalėliais, tiesiog kad greičiau išvirtų, ir dedame į verdantį vandenį. Verdame, kol bulvės suminkštės, bet jokių būdų nebus pervirusios. Nukošiame, paliekame jas su šiek tiek pravertu dangčiu, kad išgaruotų vanduo. Dabar galime užvirti pieną, grietinėlę ir sviestą. Verdame, kol nuvirs bent 30% skysčio. Susipjaustome laiškinius svogūnus. Nugarintas bulves sutriname trintuve, palengva pilame pieno ir grietinėlės nuovirą ir maišome, kol pasidarys vientisa masė. Pabaigoje sudedame svogūnų laiškus, pipirus ir druską. Viską išmaišome. Košė turi būti standi, jokių būdų nedarykite skystos. Jeigu košė labai kieta, dar užvirkite pieno ir praskieskite. Į lėkštę dedame košę, kukulius ir užpilame grybų padažu. Galima papuošti čiobreliais ar kitą žalumą. Skanaus, Linas.